Tai aš norėčiau sugrįžti į tą laikotarpį prieš 3, šiek tiek daugiau, 4 metus, kai vyko tas emocinis toksai lūžis ir apskritai buvo labai daug pasikeitimų, tiek namus remontavo, tiek naują fabriką statėtis. Ir aš dabar suprantu, kad kuo toliau gyvenu, man dabar jau 44 metai su jo praeitą savaitę ir aš taip galvoju, kad suvok vieną dalyką, nieko nėra pastoviau už pokyčius. Geriausias padėjėjas esi pats savo, nes mes žinot, kiekvienas po vieną atėjom, mes po vieną ir išeisim, o būdami kartu mes turim vėl mokėti toj komandai būti ir rasti tų jėgų. Tai aš kai įsitikinau, kad man niekas negali padėti, nebent tik aš pats savo. Ir kažkaip žingsnis po žingsnio žiūriu, kad kažkaip prasivėrė ir buvo tikrai tokių buvo etapų, kur jau atrodė, kad viskas jau neišlipsim. Bet kad paskui kažkaip vėl randi savį jėgų ir po to suprantat, kaip yra. Paskui tu supranti, kad jeigu būni aukštai, tai nereiškia, kad tu čia dabar turi užsišvęsti gyvenimą ir kai žemai irgi nenusidepresuoti. Nes gyvenimas yra nesibaigianti kardiograma. Ir kai jo išmoksti gyventi, tai tada tiesiog mėgaujasi visko, kas kaip benutiktų.